Labas rytas, mėlyje. Kągi šį rytą panaktinėkim. Nors rytas, bet tema apie naktinę fotografiją. Naktinė fotografija gali būti miesto, gali būti dangaus, o gali būti ir portreto. Tai yra žmogaus fotografavimas. Taigi skirtumas tarp jų, ką reikia keisti ir ko reikia vengti. Pabandykim pakalbėti šioje temoje. Na, o tuo tarpu jūs spaudžiat laiką. Spaudžiat riebų laiką. Būtinai prenumeruokit. Nežiūrit daugmas neprenumeravę, būtinai prenumeruokit. Taip man padėsit tobulinti ir patį kanalą. Būtinai paspauskit skambutį, kad nepraleiskit tų video. Būtinai pakomentuokit po 3-4 ir daugiau žodelių. Nes 1-2 jau neeina, kaip supratau, iš YouTube. Būtinai užduokit naujų temų, kaip tai padarė Gediminas. Ačiū tau, Gediminai, už šitą temą, kuri, manau, irgi tiek pat svarbi, nes naktinė fotografija tai yra labai įdomus dalykas. O dar jeigu su kompanija, tai iš vis smagu. Taigi visus šitus dalykus padarę, man jūs pagelbėsit. Taip, YouTube kanalas mano populiarės daugiau žmonių išgirs, daugiau išmoks. Pagaliau ir jūs vis išgirsit kažką naujo. Netgi tie, kurie jau žino, kurie jau praėję tam tikrą kelią fotografijoje, paprastai išgirsta. Lygiai tas pats ir su manim. Paklausau aš bet ko, netgi mokinio paklausau kitą kartą ir man kyla idėja tiksliai, o gerai jis čia pasakė, arba gerai jis čia padarė, visai atrodo ne taip, kaip aš prašiau, bet jisai padarė savaip ir aš galvoju, o geras, tiksliai. Ir taip galima pasirodo. Taip, kad mes visi mokomės vienas iš kito. Ir jeigu šitas kanalas populiarės, tai nauda mums visiems. Taip, kad, mėlyjei, padarykit, prašau dar kartelį, kad kanalas tikrai būtų matomas. Na ir kągi, žygiuojam link temos. Panaktinėkim. Kas yra svarbu naktinėje fotografijoje, galbūt ką reikia turėti. Taigi, svarbiausia yra noras netingėti. Aišku, dabar ateina tas metas jau ruduo, kai jau anksčiau temsta. Ir jeigu dar spustel šaltuko, tai visi medžiai greitai pakeis spalvą lapai. Ir spalvų daugiau atsiras, tai galima, aišku, ne tik naktį, bet ir dieną fotografuoti, bet tame, kad temsta, jau mes galime išeiti į naktinį miestą ir ten jį pafotografuoti. Koks tai yra skirtumas tarp naktinio miestų fotografavimo, dangaus fotografavimo, tai yra žvaigždžių, ir žmogaus fotografavimo? Esminis skirtumas tame, kad fotografuoti naktinį miestą, dangų mes galim neskubant ir turint trikojį, nebent kad nuotraukos bus sujudėjusios ir taip toliau. O fotografuojant žmogų, mes jau turim gerokai pagalvoti apie išlaikymą, apie jautrumą ir pagalvoti apie tai, kad galimybė sujudėjusių nuotraukų labai didžiulė. Todėl mums reikalinga dažniausiai papildomas apšvietimas, kad mūsų nuotraukos būtų tikrai gražiai prašviestos, kad matytųsi perspektyvą fotografuojant gal pačiame mieste. Todėl šitie dalykai yra labai svarbus ir juos reikia išsiaiškinti. Ką daryti, kaip daryti. Taigi tie skirtumai fotografuojant naktinį miestą, mes pasistatom fotoaparatą ant trikojo ir išlaikymas mums ne tiek svarbus, o netgi dar ir geriau, jeigu jis tikrai ilgas, užimantis ten galbūt 5 sekundės, galbūt 10, galbūt 15, o galbūt 20, jeigu mes fotografuojam žvaigždės. Kodėl ramu ir paprasta? Todėl, kad mes nelaikom fotoaparato rankose. Mūsų trikojas padeda išsaugot stabilumą ir mes užfiksuojam nuotraukas. Taigi ir jautrumas tada gali būti labai mažas. Jo nereikia kelt, nuotraukos kokybė tada didėja. Ilgesnis išlaikymas taip pat detalumą priduoda. O štai fotografuojant žmogų, mes turim, nori nenori, mažinti išlaikymą, tai yra ilginti išlaikymą, didinti jautrumą. Ir taip mes labai rizikuojam keliais atvejais. Mažinant jautrumą, tai yra ilginant jautrumą, mes galimybę turim sujudinti nuotrauką, sujudinti fotoaparatą ir nuotrauka bus sujudėjus. Ir gali būti, kad jeigu tu ir išlaikysi fotoaparatą, tai gali būti, kad modelis neišstovės vietoje, jisai sujudės ir štai mes vėl nuotrauką turėsim sujudėjęs. Ir tai yra labai
pakenkia mūsų nuotraukom. Ir dažniausiai, jeigu mes neturim įpročio pažiūrėti nuotrauką pasididinę ekranėlį, tai greičiausiai mes ją tokią sujudėsę pamatysim tik tai kompiuterio ekrane. Negana to, kad mes pailginam išlaikymą, bet mes turim didinti ir jautrumą, nes toj tamsoj mums jo neužtenka. Štai šitie du tokie nustatymai, kurie yra labai svarbus. Ir jeigu bus per didelis jautrumas, perlipsim tam tikrą jautrumo ribą, mes pamatysim, kad nuotrauka atsirado labai daug triukšmo. Todėl fotografuoti žmogų naktinėme mieste mes turim pasimti. Mano toks patarimas - turėti, pasimti ar tai blykstis, ar softboxus, lempas kažkokias. Tai yra jau būti pasiruošusiam fotografuoti fotosesiją naktinėme mieste. Štai tokie pagrindiniai dalykai, kurie gali mums padėti arba, jeigu jų neturim, gali mums ir pakenkti kokybei. Todėl išėję į miestą pasirinkti reikia įdomias, gražias vietas, kaip ir naktinį miestą bendrų vaizdų, stambių planų gatvėse kur nors irgi pasirinkti, ieškoti gražesnių vietų. Tiesa, labai įdomu būtų bendru planu, kokiuose miestuose, kur yra gražiausios vietos. Kaip pavyzdys, kas, aišku, kauniečiai tai žino, o kas negyvena Kaune, bet galbūt buvę, pas mus yra Aleksoto aikštelė, iš kurios matosi labai gražiai ir Nemunas, gražiai senamiestis matosi. Reiškia, senamiesčio architektūra, tai bene pati gražiausia vieta, kur matosi gražiausiai Kaunas. Tai yra mano nuomonė, gal aš daugiau vietų nežinau. Todėl ir prašau, kad jeigu jūs tokių vietų žinot, parašykit. Man labai įdomu, susiruošim, galbūt kartu ir nuvažiuosim padaryti keletą nuotraukų. Apie stambių planų miestą, gatvėje naktinė, tai taip, vaikščiau po senamiesčius, po Laisvės alėją. Ir aš manau, kad tikrai gražių galima padaryti nuotrauką. Aš turiu kolegų, kurie ir dabar tikrai fotografuoja ir prie Aleksoto tilto ir visur. Tai Aliui linkėjimai, tikrai gražių nuotraukų pažiūri ir klaidžia, vaikščia, fotografuoja ir daro. Taigi stambių planų taip. Bet bendrų planų kažkur tai iš aukščiau nufotografuoti miestą. Kaune aš nelabai žinau vietų, todėl parašykit kituose miestuose, kur kokios yra vietos, kur tikrai visi įvertinę ir sako, va štai čia pati gražiausia vieta, iš kurios miestas atrodo gražiausiai. Tai bus labai iš tikrųjų įdomu. Taigi važiuokim toliau. Ko mums reikia fotografuojant bendru planu naktinį miestą? Trikojus, fotoaparatas, galbūt su plačiakampiu, galbūt nebūtinai plačiakampių objektyvų, priklausomai nuo to, kiek mes norim apimti, ką norim parodyti. Išlaikymas gali būti pats ilgiausias, tiesiog sekundėmis. Diafragma uždaryta, aš patarčiau iki kokių 8 turbūt, visi objektyvai turbūt atiduoda geriausias savo savybės būtent prie tokios diafragmos. Tada ir ryškumo gylis bus labai didelis, tai reiškia, kad nuotrauka bus visa ryški nuo pat artimiausios vietos iki pačios toliausios vietos. Ir kas yra labai svarbu, atsiminkit vieną dalyką, kaip ekspozicija reaguoja. Ekspozicija reaguoja į bet kokį švyturį. Ekspozicija reaguoja į bet kokią lempą. Ir jeigu artimai lempa patenka į objektyvą, tai gali būti, kad pagal tą šviesą ir paskaičiuos ekspoziciją. Štai tada gali būti, kad tolimesnės vietos bus per tamsios, nes mes nustatėm ekspoziciją būtent pagal tą šviesą, kuri pakliūva į objektyvą. Tai atkreipkite dėmesį. Tiesa, pačioje pradžioje, ką aš nepasakiau dar, kažkas galbūt sako, o tai kokiu režimu iš vis fotografuoti, gal galite pasakyti. Režimas vienpusiškai M režimas, programinis režimas M, tai reiškia, kad jūs viską nustatot patys. Diafragmą, išlaikymą ir jautrumą nustatinėjat patys. Naktinė fotografija, tikėkit, tai nėra kažkokia sudėtinga. Aš manau, bet kuris gali nufotografuoti.
ir viskas tikrai pavyks. Gal kiek bus sudėtingiau nustatyti tikslesnę ekspoziciją, bet keletas bandymų ir viskas. Ir jau jūs fotografuosit, todėl kad čia nėra kur skubėti. Tu turi laiko pagalvoti, tu gali nustatyti ir keisti nustatymus iš lėto, bandydamas, žiūrėdamas ir gauti tam tikrus variantus. Aš visą laiką rekomenduoju, fotografuojant miestą, atkreipdėmėsi į tai, kaip atrodo fotografuota ekranėlėje fotoaparate ir pagalvoti apie tai, ką jūs matysit kompiuterio ekrane. O tai yra irgi labai svarbu. Todėl aš rekomenduoju padaryti keletą skirtingų kadrų, būtent tos vietos. Tai viena gali būti tokia tamsioka, kita kaip ir normos ribose, o kita galbūt šiek tiek šviesesnė. Taip jūs galėsit įvertinti savo monitorių, prisimindami, ką jums rodė ekranėlyje fotoaparate ir ką jums dabar rodo jūsų monitoriuje. Taip žinodami kitą kartą, ką jums reikia daryti. Taigi tokie patarimai naktinės fotografijos, manau, labai padės. Dabar jeigu kažkam įdomu, sako, tai žvaigždės kaip fotografuoti. Iš esmės tai yra labai panašu, kaip kad ir miestą. Ten reikalingas, aišku, plataus kampo objektyvas. Fotoaparatas taip pat ant trikojų, užverstas į dangų. Pasidomėti, į kurią pusę, kaip ten sako, paukščių takas, ar ne? Ir nustatyti išlaikymą apie 20 sekundžių. Ne viena 20-oji, apie 20 sekundžių. Kas daugiau nei 20 sekundžių, jūsų žvaigždės tampa mažais brūkšneliais. Todėl, jeigu norit efekto, kaip būna žvaigždžių brūkšniai ir tokia, su tokiu ovalu, tai tada jūs gausite tą efektą ir bus matoma, kaip tarytum žemė sukasi. Bet jeigu jūs norit, kad tik tai žvaigždės matytųsi ir kaip krenta meteoritai, tai mums reikia išlaikymą ne į mažesnį kaip 20 sekundžių. Taip jūs gausit naktinį dangų, gražų naktinį dangų. Patartina važiuoti, fotografuoti ten, kur nėra miesto šviesų, kur visiškai tamsu ir aišku, kad būtų giedras dangus, kad nebūtų jokių debesų ir taip toliau ir panašiai. Taigi ši patirtis iš manęs štai tokia, norisi pasakyti vis daugiau, bet dėl laiko, ko gero, nepasakysiu tiek, kiek norėtųsi, tai maždaug. Ir jeigu kas turit kažkokių savo patarimų, bandymų, kaip jūs fotografuoti, tai rašykit būtinai, man irgi įdomu, man irgi pasiskaityti įdomu, kaip jum gaunasi, kaip jum pavyksta tai daryti. Taigi bus labai įdomu paskaityti. Nu kągi, mėlyje, jeigu norit kažką dar daugiau išmokti, sužinoti, pas mane mokytis galima dviem būdais. Pirmas, tai savarankiškai, tai visų net 10 temų video formate, kai jūs įsigijęs galit mokytis pats. Galit bandyti pats, klausyti, žiūrėti, kas yra sakoma, turėti fotoaparatą ir daryti tai, kas yra sakoma. Taip jūs išmoksit greičiau, nieko nelaukdami. Kuo daugiau išbandysit, kuo daugiau praktikos, tuo bus geriau. Nuorodos yra po šio video. Būtinai paskaitykit, būtinai pasižiūrėkit, ar jums tinkama šitas variantas 10 temų video formate. Gali mokytis būdamas kur nori, kada nori ir kiek nori. Neribojamas laikas. Žiūri, mokaisi ir darai. Antras būdas mokytis yra individualus. Tai mokomės tik tai tu ir aš. Viskas, daugiau nieko. Visi profesionalūs patarimai yra tau. Tavo klausimai atsakomai būtent tau ir kad niekas mums netrukdytų su papildomais klausimais. Kalbamės tik su tavim. Visa informacija duodama tau. Taip kad jeigu kažko nesupratai, tu visą laiką gali vėl klausti, o jeigu neklausi, paprastai aš jau matau iš akių, ar suprato mokinys ar nesuprato. Aš klausiu daug kartų dažnai, ar tikrai aišku, apie ką aš čia kalbu. Ir matau, suprato ar ne, aš būtinai pakartosiu. Todėl man yra smagu labai žinoti, girdėti, kai mokiniai išmokę jau fotografuoja, jau uždirba pinigus, visokius renginius fotografuoja. Taigi tai man labai džiugu matyti
Todėl, kad žmonės išmoksta, mokiniai supranta pagrindus, supranta, kaip tai veikia ir tai labai padeda. Kągi, mėlyjei, pabaigai irgi, tiesa, nuoroda irgi yra po šio video, būtinai pasižiūrėkit, pasitikrinkit ir nusprendę, kuriuo būdu norit mokytis, susisiekime. Pabaigai, kaip visada, laikas, jeigu jums patiko, apie ką aš kalbėjau, galbūt ir padrikai iš tikrųjų, bet norisi vis daugiau pasakyti, tai ne visada gaunasi taip iš eilės. Bet tikiuosi, kad jums kažkoks yra pagrindas, o toliau reikia bandyti. Taigi, laikas, jeigu patiko, prenumeruoti būtinai, kas yra labai svarbu, nežiūrėkit, neprenumeravę, būtinai paspauskit skambutį, būtinai pakomentuokit, būtinai užduokit naujų temų. Papasakokit patys, papasakokit, kaip jums sekasi, kaip jūs darot, kaip jūs fotografuojat naktinį dangų ar naktinį miestą, nes tai yra iš tiesų labai gražu. Su portretų fotografavimu kur kas sudėtingiau, tikrai, bet irgi svarbu noro turėti ir tada daryti, pasimti į kompaniją dar ką nors, pasimti kokių lempų pasišviesti, išeiti į gatves, kur gražiai apšviesta, kad matytųsi perspektyvą, atidaryti diafragmą, uždaryti diafragmą ir taip toliau. Tai aš manau, kad labai jums padės, kuo daugiau tai darysit, tuo greičiau išmoksit ir suprasit, kaip tai veikia. Tai štai, mėlyjei, du būdai, kaip mokytis, jau pasakiau, nuorodos yra po šio video. Na ir ką, viskas, iki kito susitikimo, iki kitos temos, mėlyjei. Viso geriausio.